Šiandien papasakosiu apie nemokamas odontologinės paslaugas, kas gali gauti mūsų Saulės šeimos medicinos centre. Tai yra, šitas paslaugas suteikiam nemokamai vaikams, moksleiviams besimokantiems dieniniuose bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų, dieninėse studijose mokantis moksleiviai, taip pat socialinę paramą gaunantis žmonės. Socialinę paramą gaunantys žmonės turi pristatyti pažymą iš gyvenamosios savivaldybės socialinio skyriaus, kurioje turi būti nurodyta, jog šitas žmogus yra socialiai remtinas ir gauna socialinę paramą. Suaugusiai pacientai, kurie taip pat atvyksta pas mus į kliniką gydytis dantų, jiem tenka susimokėti tik už sunaudotas odontologinės medžiagas, plombinės medžiagas ir vienkartinius paketus. Už gydytojo darbą sumoka ligonių kasos. Norint gydytis su optimaliais įkainiais, siūlyčiau prisirašyti mūsų Saulės šeimos medicinos centre ir tapti mūsų pacientu.